Labą dieną, šiandien sveikinuosi iš purkštuvo. Bandau pasigauti rapsuose paslėptą straublį. Rapsas dabar atrodo taip. Labai sparčiai auga, keičiasi ne dienom, o valandom, galima sakyti. Dabar į priekį rodo šiltus orus, tai gražiai pasistieps. Drėgmės į priekį nerodo. Sulfatas išbarstytas prieš savaitę. Manau, laiku labai pataikėm. Dar reiks atiduoti salietrus po 100 kilogramų fizinių svorių. Jeigu drėgmės turėsim, jeigu neturėsim, užteks tiek, kiek dabar paduota. Vakar labai daug radau paslėptą straublių. Šiandien biškį mažiau, nors ir šilčiau, bet debesuota. O taip iš darbų, dar kaso nepradėjom kviečiuosi laistyt. Minimaliai aš ten vakare dar vieną purkštuvą išvažiavau 40H į žemynius miežius ir kvietrugius, ten dalinai mažiukai laukai tokie. O pradėsim kviečiuosi rytoj, planuojam važiuoti pirmadienį. Kaip ir minėjau, klasui reikia padaryti rastafkes. Ir dar va kaip tik prie to pačio rankinį pasižiūrėti, nes kai jau dumblo privarė, stringa rankinis minimaliai. Reiks pasitėti, gal spyruoklę kokią uždėti. O rastafkes darysim iš fūrinių barabanų. Turėjom kelis fūrinius barabanus, išpjovėm ir šita vieta yra grinai kaip klaso ir dar skylės atitinka. Pasisekė tai juodai. Jie susidės, aišku, čia reikės tiksliai susidėti ir pasidarės. Po 13 cm reikia ant kiekvieno rato uždėti. Ir priekinį ir galinį visiškai tokie patys prisukimai. Ir dar reikės ratų nusipirkti porą. Čia prie kabinis ratas. Nes dabar yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, tai dar 2 ratų reikia. Nepavedama ūkio technika irgi paruošta, užpiltas antifrizas. Sudėta nauja kumai ir lėkštės prikabintas, lėkštės aptvarkytas. Aišku, šiandien vienkartinis lėkščių tvarkymas, bet turėtume dar mėšlą įsiterpti. Atvažiavau dar palaistyti kasą į kvietrugius. Po 109 varom į chatą. Ir tiek. Rastafkė darim. Ai, va čia jau padarytas yra. Čia jau padarytas šita. Dar čia vyrinsi ar ne? Vyrinsi, dar čia žinai. Pusė vyrinimo. Ne čia ir iš vidaus galima pavyrinti? Ne, tai reikės. Kitas dar kitaip biškį darysiu, dabar bet nežinau. Bet jisai čia netolygus, ne? Minimaliai. Jisai netolygus minimaliai. Ne, tai jo, minimaliai, bet jeigu dar dabar tik tai įsislydino, paskui jau dar ir bakluoju Projektas eina į pabaigą. Dabar privyrinu šitą vidurį. Čia visam laikui liks. Visas prisivyrins ir čia ant šitą kantą užsidės ratas. O čia jau padaryta, privyrinta. Tik tai dar špilkų reikia sulaukti. Ištekins, nes patys nemokam tekint špilko. Čia dabar sudėta belia kaip. Vien dėl to, kad galėtume ratą tvarkytis kaip Strakovskį, kad nebūtų be ratą. O priekis jau pilnai surinktas. Priekis pilnai surinktas, špilkas ištekintos. Ir atrodo va taip, 13 comų tas reikalas. Gamykla kaip ir duoda garantinį. Tai viskas bus tvarkoj. Žinoma, skaičiavimai buvo padaryti, formulės išvestas, apskaičiuota, kad laikės. Reikia apsių dabar aplink, tik tai noriu pasukti ratą, per kelias vietas susegiau, kad neištampytų ir paskui visą ratu apeisiu. Ir faskė yra išimta, nusims pati rastafkė. Ten irgi reikės apvaryti ratu.
ir tada apšmirgeliuos, kad susidėtų vėl. Ir bus viskas. Tai dabar negaliu prasukti, reikia priekį pasikelt. Iš vidaus apliejau, dabar iškalu špilkas ir lieju iš šiandien. Paskui 100, čia dar su bošu pasišveis, kad geriau lietų, bet šiaip pamatosi per kaistą metalas. Tai reiškia visai neblogai. Čia dabar jau siūsiu iš eilės, nes nėra taip lengva šitą apsukinėti. Čia tai per kelis kartus, kaip minėjau, taškavau, vyrinau. O čia iš eilės jau siūsiu, vieną kartą suksius. Ir viskas, va tokia siūlė biškį iškilus yra minimaliai. Pasišlifuoja, kad mautusi rastavkai ir viskas. Siūlė tai va, kur gerai vyrinasi kaip pas tikras varšikas. Nu ne veltui patirtis yra video, kur kyrą montavom. Tai tenai nuo 7 metų pradėjau vyrinti. Prabandam, pirmas prabandymas. Aišku, nieko čia nesuprasim. Su tuščiu tai tikrai, nebent su barstytuvu pilnu, bet ir tai viskas turi būti tvarkoj. Susukus vairo niekur neliečia. Viskas turi būti tvarkoj. Atrodo, dabar traktorius daug didesnis negu buvo. Gražiai, špilkas susisukė. Reikėjo gal tik tai nedažyti. Bet gerai bus. Atvarėm pabandyt salietros belt, vėjas aprimo. Rytoj nebus manęs. Idealiai, blemba, sueina idealiai. Matai, galinis biškį platesnis pats ratas negu purkštuvą. Bet vis tiek idealu. Vakar vieną barstuvą išbaršiau. Viskas gerai, dar pasitikrinom, pasiveržiam ratus. Šiandien ryte Marius darbuotojas apibarstė 8.5H, vėliau pakilo vėjas, o dabar atvažiavau aš, 6 valandas, vėjas aprimo, dar pabarstysiu, kokius 3-4 barstytuvus ir tada planas rytoj irgi, vėl taip pat, kol vėjas labai neįsismarkavo, pabarstyti ir taip po truputį apsibarstyti. Rapsiukas šiai dienai atrodo taip. Šitas laukas yra nupurkštas nuo pabirų. Prieš tą šalnas kelias dienas. Keli laukai ten buvo 100 hektarų gavas. Nusipurškė nuo pabirų. Dar kituose irgi minimaliai yra, bet neverta purkšti. Ir žolėm irgi yra kai kuriuose tų žolių, bet per purškinė tikrai neverta. Nes kai pasiskaičiuoji pagal hektarus, tai labai didelė suma gaunasi. O dėl tos vienos kitos žolytės, tai nieko baisaus, paskui rapsas telbė, užtelbė, kad ir išlis viena kita, nesijaudinu. Jeigu nepasikeis prognozė, pirmadienį jau rodo be šalnų, sekmadienį, man atrodo, jau net rodo be šalnų, tai vis tiek dieną palauksim. Ir, Bambi bėgioja. Ir važiuosim į rapsą saugimo reguliatorių. Kviečiam antrą kartą įsilaistysim kasą. Dar rodo ir drėgmės čia. Per trečiadienį, penktadienį berods rodo drėgmės su sniegu. 9:30, aš jūs truputėlį apgavau. Pradėjau ne 6-7, nes laikrodis buvo neatsuktas barstytuvo kompe. Per 2,5 valandos 112 hektarų padariau. Visai neblogai, sakyčiau, maža norma eina, mažai užpilimo, greitai darosi. O dabar varau dar
Vieną lauką padarysiu čia tolimą, Gaivenėse, kad nereiktų važiuoti chebrai rytoj. Ir šiai dienai bus gana. Šiaip galimėtų varyti ir ilgiau, vėjo nėra, bet rytoj dar yra kitų planų. Labai retas reiškinys, bet kartais būna ir nepavedama technika paveda. Sparnuotė prasisuka ir dabar tiesiog dirželiai sukasi, bet pati sparnuotė nesisuka, kai stakyravas. Mano ten jau buvo tvarkyta, aš ten vyrinau, bet nesuvyrinau, reiškia gerai. Nesuvyrinau gerai, dabar reikės žiūrėti, vėl nusiminėti dirželius, visą sparnuotę lūpt. Žiūrėsim, ką ten galima suburt, o jeigu negalima nieko suburt, tai tamovą reiks pirkti, bet tamova brangi yra, nesinorėtų joks pirkti. Dar buvo pačią pirmą dieną, kai su lėkštėm dirbom, atvažiavom aplink lauko pakraštį atvažiuoti. Kairės pusės cilindro stūmoklis, ten veržlė užsisuka, tai tą veržlę nutraukė. Ten iš tikras sriegis buvo prasisukęs. Mes kelis taškus uždėjom, galvojom, kad neatsisuktų, bet tiesiog visą sriegį išrovė. Paprasčiausiu būdu dabar užvyrino aklinai ir važiuos. Pačiam dar šiemet neteko su Kyravu padirbėti, to malonumą pajaust. Pratkis su tėvuku varė, padarė kažkur tai 2/3 lauko. Gerai tie molynai pasidarė, dabar gavom truputį lietaus. Išardėm sparnuotę, čia mano buvo vyrinta. Ne per patį vyrinimą trūko, bet čia silpna vieta, plonas metalas. Tai greičiausiai reikės vėl vyrint, bandyti stipriau užvyrint ir tikėtis, kad laikės. Nu dar rytoj su salės pagalba pasitarsim, kaip čia geriau daryti ir nuspręsim. Barstyti irgi liko, kas čia gaunas 8, 9, vienas pradėtas yra. Tai galima imti 5, 7, 30 ir 16,5. Čia gaunas kažkas šiam 5H. O iš orų šiandien vėją dabar rodo vakare jau. Tai nepavyks vakare, tai galvoju atsikelt 3 nakties, nes rodo, kad jau silpnas vėjas bus. Rytoj irgi visą dieną vėją rodo. Per 1,5–2 valandas įsiberčiau, nes dabar kaip tik gavom 5 mm lietaus idealiai ir būtų labai gerai ant drėgnios įsiber dar tą likutį, nes rytoj vėjas, rytoj galimėtų mėšlo tada važiuoti jau bandyti kratyti. Penktadienį dar rodo drėgmės minimaliai, čia klausimas bus, nebus, bet jeigu truputį bus, tai tada šeštadienį važiuosim, galimės važiuoti išliet kasant kviečių ir viskas, ir tada kitą savaitę čia superiniai orai, bus poškimų savaitė. Dar GCBekų išmetė klaidą, pasiskambinau servisui palei klaidą, kad variklio alyvos slėgio nemato. O čia vadaviklis stovi po to filtro, sakė įsiardyti, pabandyti įsiplauti ir tada pamėginti. Kažkiek laiką sakė veiks, bet greičiausiai reiks naujo daviklio. Nu, bet įsiaiškinti, ar tikrai čia bėda. Bet priėjimo labai nėra, tai reiks va šitą turbūt nuimti spyną. Paprastai porą varžtų nusisuka. Ir tada bus paprasčiau prie to daviklio prieiti. GCBeką nepavyko greitai pažiūrėti. Nuėmiau tą spyną, kur užsega dangtį. Galvojau, ten po to filtrų bus daviklis, bet to daviklio neradau. O ten toliau daug tų daviklių yra. Tiksliai nežinau kuris, tai rytoj pasiskambinsiu, pasitikslinsiu. Ir viskas. O dabar parsivarau namo traktorių, kad naktį galėčiau iškart startuoti. Prisipyliau barstytuvą. 3 tonas su kapeikom dabar yra. 2 užpilimai bus. Tai suvažinėsiu į bazę ir bus viskas. Pasidalinkit komentaruose, kaip jums darbai sekasi. O aš jums sakau, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito video. Čiau.